Sveiki, čia susispėtimai. Tai mes vadiname pokalbiais apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir labai kviečiame jūs prisijungti prie mūsų pokalbio diskusijų festivalį, būtent, kuris įvyks rugpjūčio 29-30 dieną. Mes būsime pirmą kartą istorijoje, gali būti, kad ir paskutinį kartą istorijoje, gyvai. Diskutuosime tryse ir mūsų diskusijų tema bus, ar pasitikėti žmogumi. Ar įmanoma pasitikėti žmogumi, ar verta pasitikėti žmogumi. Tas temas mes atžvelgsime, kaip visada, iš filosofinės ir psichologinės pusės. Kodėl verta ateiti mūsų diskusiją ir į festivalį? Pats mūsų formatas to požiūriu labai įdomus, nes mes ilgai kalbamės, turim tokį bičiuliško pokalbio formatą ir tiesiog norisi išplėsti tą bičiulių ratą. Tai čia, manau, pats geriausias būdas - kalbėtis ir matyti kitus žmonės. Pratęsiant Rasios mintį, man atrodo, atsakymų mes įpratę ieškoti pas autoritetus, filosofai ar kokie nors psichologai. Bet atsakymas gali būti ne pas autoritetus, o bekalbant. Ir tiesa, kuri gims klausytoje, atėjus pas mus, yra geriausia, ką jie gali įsinešti, beklausant mūsų nuomonę, sutikdami, o dar geriau nesutikdami su kažkokia viena iš mūsų nuomonė. Dėl to kviesčiau ateiti ir susidaryti savo nuomonę. Tai filosofinis ir psichologinis požiūris rugpjūčio 29 dieną, tai ateikite iš anksto, kad nepavėluoti ir turėkim gerą laiką. Susispėtimai, iki pasimatymo, neužilgo. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia susispėtimai. Mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbam apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir jau daug metų kalbam. Daug, aišku, čia kaip jaunimas šiais laikais sako, aš daug metų ten kažką darau. Paskui klausia, kiek, sako, 2. Tai mes tai darom ilgiau, bet mūsų laikas visai kitaip atrodo. Ir šiandien bus ne apie laiką, o šiandien bus diskusija, nors ką žinau, apie ką, gal ir apie laiką. Kur tai nuves, nežinia niekada. Matytame ir yra žavesys šitą mūsų pasikalbėjimų, kuriuos galite rasti kas mėnesį YouTube, Facebook'e ir ten, kur jums patogu susirasti. Ir pokalbėje filosofų, kaip čia armija, arba būrelį pasaulyje, atstovauja filosofas Rasius Makselis ir savo požiūrį sako į temą. O psichologų vis dėlto sakyčiau, kad bendrai psichologų turbūt daugiau yra negu filosofų, bet aš nežinau, čia klausimus turbūt, kad daugiau jo. Tai sakykime, psichologų armija atstovauja psichologas Viktoras Keturakis ir mes šiandien kalbėsime apie triukšmą ir tema vadintųsi iš triukšmo į triukšmą. Ir tai tradiciškai susiklostė, kad tas, kas pasiūlė temą, tas pats ir kaltas. Dėl to Rasius Makselis dabar papasakos mums daugiau. Gerai. Apie ką tai, Rasius? Apie ką tai? Iš triukšmo į triukšmą. Nežinau, nuo ko pradėti net. Bet pradžiai pasakysiu tiek, kad iš viso taip kažkaip galvodamas temą, visą laiką perkratai galvoju, apie ką mes esam šnekėję. Ir kažkaip matosi, jog yra tam tikra logika daugumoje tų temų, kurias mes bandom aptarti. Kaip tu sakai visada, kad tai yra tokie nepaprasti dalykai, bet dažniausiai tai yra dalykai, kurie yra paprasti tuo požiūriu, kad mes su jais susidurėme labai dažnai ir praktiškai beveik visur, bet mes kažkaip nesame išmokyti ar mes nenorime kažkaip atkreipti juos dėmesį. Tai čia yra tas tokia labai gera paribio zona, kada tai turi ir tam tikras labai aiškias psichologinės priežastis, ko gero, galbūt motyvus, bet iš to galima kažkaip labai nemažai pasakyti ir tokių filosofinių interpretacijų, kodėl taip yra, reiškia, kas mes esam, ką tai pasako apie mus ir taip toliau. Tai čia toks, kada pasiūliau tą triukšmo temą, man pasirodė, kad jinai kaip tik ypač yra tokia tema, jinai labai gerai atitinka šitą mūsų tų temų, reiškia, tokį stilių, sakykime taip. Ir iš karto šiek tiek pasižiūrėjau, ką žmonės masto apie triukšmą ir tada labai išsigandau to triukšmo, nes iš tikrųjų yra labai daug pačių įvairiausių prieigų prie šitos ir filosofinės, ir psichologinės, ir netgi yra tam tikra prasme tokia terapinė, reiškia, kaip triukšmas, kaip gydymo priemonė, kaip žinot, irgi internete labai daug yra įvairių spalvų triukšmai tenais, reiškia, rožinis triukšmas, baltas triukšmas, jis skirtingom bangom, reiškia, daro poveikį ir tiesiog, atrodo, rimtos studijos rodo, kad tai daro tam tikrą poveikį. Ir galima tikrai labai, labai daug ir įvairiai kalbėti apie patį triukšmą, bet mes turim labai ribotą
laiką ir mūsų irgi perspektyvos tam tikrą prasme yra ribotos, mes neturim čia labai plataus rato žmonių, kurie galėtų kažką prasmingo apie triukšmą pasakyti, bet to reikia pasirinkti. Tai aš tada pasižiūrėjęs pagrindinės tas prieigos kryptis, matau tam tikrą dėsningumą, kuris man kaip filosofui yra labai labai įdomus. Triukšmą reikėtų atskirti iš viso į dvi tokias kategorijas iš pat pradžių. Yra triukšmas, kuris yra visiškai, sakyt, greunantis ir naikinantis, kuomet, pavyzdžiui, nori miegoti, o kaimynas klauso visų garsų užsileidęs, kokią nors disko muziką, tai, vienintelė išeitis eiti kartu su juo pašokti, ar ne, nes, tiesiog, tai nieko neduoda, tai yra tiesiog sugriauna tavo aplinką ir, triukšmas, kuris yra pasiekęs tokį lygį, jo tiek yra daug, kad, nelieka nieko kito, jis yra destruktyvus šiuo požiūriu. Tai va šitą triukšmą mes galim padėti iš šono, nes yra labai daug fenomenų, kurie patektų į šitą kategoriją. Pavyzdžiui, jeigu tau yra chroniškas labai labai aštrus skausmas ilgą laiką ir tu savaitę neišsimiegi, tai irgi iš to nieko gero nėra. Tai yra tas dalykas, kuris tave tiesiog sulaužo, psichologiškai tame tarp ir fiziškai. Bet yra kitas triukšmas. Yra triukšmas, kuris yra tam tikra prasme foninis reiškinys. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes medituotume, arba mes užsimerkiam ir norime užmigti, bet negalim, tai ten matom tamsoj kažkokius tai judančius pavidalus, tai mes galim tai ignoruoti, bet mes galim stebėti tai kaip filmą. Lygiai taip pat su garsu, jeigu mes norim pasinerti visišką tylą, mes pradėsim girdėti kažkokius tai garsus iš savo kūno. Kai kam tai yra netgi yra problema, yra tam tikrai gydymo, kaip tik tuo pačiu triukšmu, kaip šitą sumažinti. Bet kokia atveju visiškos tylos labai sunku išgauti. Yra tam tikras foninis triukšmas, kuris yra tam tikrą prasme toks paribio reiškinys. Ir čia filosofiškai labai yra įdomu, kas jis yra. Ar jis yra, kontrasto principu, būtent tas, kas išryškina visą tai, kas nėra triukšmas. Pavyzdžiui, informacijos teorijoje tai labai aiškus apibrėžimas yra žinutė, yra tai, ką tu bandai perduoti, o triukšmas yra visa tai, kas ją iškraipo. Tai yra pavyzdžiui, analoginį įrašą, jeigu mes kartosim daug kartų, iš kasetės į kasetę, iš juostos į juostą peršim, taip kaupsis triukšmo kiekis tiek, kad galiausiai taps nebeįmanoma klausyti tos muzikos. Reiškia, šitas triukšmas jis ima gožti pačią žinutę. Tai klausimas, ar tas foninis triukšmas yra būtinas tam, kad mes galėtume psichologiškai ir savo, pažintiminėmis galiomis išskaityti tą žinutę kaip kontrastuojančią su to triukšmu. Ar vis dėlto yra taip, kad mes suvokiame dalyką ir triukšmas yra visiškai svetimas tam suvokimui ir jo geriau, kad iš viso nebūtų ir tokiu būdu mes galėtume tada, tą informaciją, išgrynintą informaciją tą priimti. Tai yra išsiskiria tokios pozicijos, praktinė pozicija kovojimo su triukšmu. Pavyzdžiui, triukšmas organizacijose, tai reiškia komunikacija viduje vyksta, priimami sprendimai, bet yra įvairūs tokie dalykai, kurie iškraipo, apsunkina ir taip toliau. Tai yra tokia vadybinė teorija, kuri yra skirta būtent to triukšmo eliminavimui. Arba, pavyzdžiui, trukdantis faktoriai priimti teisingą sprendimą teisme. Toks yra irgi triukšmo sąvoka čia. Reikia bet kokiu atveju atsisakyti tų trukdymų, kad būtų ta grynoji žinutė. Tai viena tokia pozicija yra, bet kita pozicija man atrodo daug įdomesnė. Tai reiškia kaip tas triukšmas, kuris yra tam tikra kontrasto principo pagalba, jis tampa tos žinutės pranešimo dalimi, nes jis yra būtinas tam, kad tu galėtum jo fone tą žinutę išskirti. Reiškia, čia žinutė yra ne tylos fone, bet triukšmo fone atsiranda, toks santykis. Ir tada atsiranda tokia labai įdomi galimybė, kurią aš irgi norėjau pasiūlyti mūsų diskusijai. Gali būti taip, kad tas toks triukšmas, foninis triukšmas, iš kurio atsiranda įvairūs tokie netikėti, dalykai, kurie mus kažkaip tai provokuoja, pakeičia mūsų perspektyvą į dalykus, įmuša mus iš vėžių kažkiek. Šitą faktorių mes labai dažnai minim kitose savo temose. Kad tu esi kažkokioj tai būsenai ir yra dalykas, kuris tave tiesiog pajudina. Tai tie dalykai ateina iš triukšmo, iš tavo tokio foninio, negriaunančio triukšmo, bet tokio kaip konteksto, iš to fono. Ar nėra taip, kad šitą triukšmą mes galėtume palyginti su tuo, ką Jungo šito psichoanalizėje mes vadiname šešėliu. Tai reiškia šešėlis, kurį reikia integruoti
jeigu tu nori tą ego nesupriešinti su savo, reiškia, tam tikrom nesuvoktom pasąmonės dalim, bet būtent, reiškia, jas kažkokiu tai būdu suvokti ir integruoti į savo, reiškia, aš. Reiškia, tam yra būtina, kad išvengtum kažkokiu tai ten neurotinių situacijų ir panašiai. Tai yra tos analogijos, aišku, ribos tam tikros, bet jeigu mes pabandytume va taip žiūrėti į tą, reiškia, triukšmą, kuris visur yra, bet kokiam kontekste, tai mes matom tada tokį labai įdomų, dinamišką ir kūrybišką santykį su juo. Ir galbūt verta tada kažkuria dalim, aišku, čia nepavyktų, plotmės kitos, nes triukšmas vyksta per asmeninę komunikaciją, jis tarsi išorėje daugiau, reiškia, tas šešėlis yra mano psichologinio pasaulio dalis. Bet vis tiek, galbūt verta kažkokiu tai homeopatiniu būdu tą triukšmą prisijaukinti ir juo naudotis, nes tu visada gali jį pasinėręs, reiškia, gauti kažkokių tai įdomių impulsų. Ir iš tos pačios pasąmonės ir iš kažko galbūt, reiškia, atsiranda tokie dalykai, kurie iš pakraščių tau bus naudingi, nes tu galėsi tada kažkaip šviežiai pažvelgti į save, į savo situaciją ir panašiai. Tai va čia tas antras triukšmo variantas, kuris gali būti produktyvus, įdomus ir naudingas, man atrodo, filosofiškai labai labai įdomus. Jis man, čia užbaigsiu dar vieną tokią, reiškia, nuorodą į egiptiečių mitologiją. Jeigu mes žiūrėtume istoriškai, kaip keitėsi jų, reiškia, tie mitiniai teologiniai vaizdiniai, tai ten buvo tokios dvi dievybės, reiškia, dvi figūros, du personažai. Ir toks dievas Setas, kuris buvo viena vertus tokio chaoso, irgi šiokio tokio blogio, kuris greuna tą esamą situaciją, bet lygiai taip pat ir užsuka naujas istorijas. Jis yra kaip tik to triukšmo, kuris yra čia pat paribyje ir jis yra kažkiek kontroliuojamas. Reiškia, vis tiek kosmosas, ta pagrindinė mitologinė pasaulio vizija, tvarkos vizija, jinai laimi. Bet tas Setas jis nuolat ateina ir provokuoja, reiškia, atsiranda kažkokia tai tokia įdomi dinamika. Ir paskui yra kitas personažas, tai yra Apofis, kuris yra visiškas, reiškia, chaoso, greunančio chaoso, reiškia, tokia gyvatė, kuri ateina iš dykumos. Tas, reiškia, egiptiečių pasaulis yra apsuptas dykumos, o aplinkui yra visas tas, reiškia, greunantis chaoso pasaulis ir galiausiai jisai, reiškia, grėsia to, kad jisai sunaikina visą tą kosmosą. Su juo neįmanoma jokia komunikacija, jo negalima taip jungiškai sakyti integruoti, jis yra, reiškia, visiškai nesuvokiamas, į nieką nesuvedamas, reiškia, greunantis reiškinys. Tai vat, aš taip įsivaizduodamas tą mūsų situaciją, žmogaus ar ne, tai man labiau patiktų turėti tą tokį kūrybišką, reiškia, naratyvinį santykį su to, reiškia, triukšmu, kuris visur yra, visada mūsų supa, ir galbūt čia tas palyginimas su Jungu galėtų būti prasmingas ir įdomus, nežinau, kaip Viktorui atrodo. Čia aš nesikišiu visiškai, įdomu, kaip Viktorui atrodo iš karto, kokia reakcija iššaukė tai, ką Rasis pasakojo. Jo, man įdomi, aš taip bandžiau apibrėžti, klausydamas tą, Rasio kalbėjimą, kad aš taip girdžiu, kad triukšmas kaip intensyvumas dirginimo ir triukšmas kaip nesvarbumas. Tai yra du skirtingi, gal daugiau, bet iš principo du tokie parametrai, kurie girdėjau. Ir dar, reiškia, nenuėjau į tos Egipto, reiškia, kaip charakteris, bet ten galima bus sugrįžti. Tai iš tiesų sutapimas toks, kad aš kaip tik klausiau podcastą, ten buvo kalba apie kaip veikia verslo žmonės ir kad buvo apibūdinama, kad Steve'as Jobsas buvo vienas iš tų, kuris išskirdavo ne triukšmo signalą, jeigu paimti antonimą nesvarbių dalykų, ne triukšmingų, aš pašnekėsiu apie triukšmingų, bet nesvarbių dalykų, tai susitelkti tik tuo, kas svarbu. Reiškia, tu turi savo tikslus, verslo tikslus, gyvenimo tikslus ir kiekvieną minutę, kiekvieną veiksmą savo atsakinėje, ar tai, ką aš darau, yra pakeliui ir nepakeliui. Ir viskas. Visa kita, jeigu aš klausau gandų, pergyvenu dėl karo arba dar veikiu kitą, kaip tai atliepia mano tikslą. Čia signalas, žinutė, ar čia triukšmas, nesvarbus dalykas. Ir yra sakoma, aš nežinau, aš nepažįstu Masko, bet sakoma, kad tas žmogus bent jau iki, narkotikų naudojimo turėjo būti 100% signalo vartotojas, kad visiškai visa kita, net moraliniai kažkokie ar kiti švedžiojimai buvo turbūt traktuojami kaip triukšmas. Nes svarbiausia yra tikslas ir visi veiksmai ir visi sprendimai susijęti su tikslu, tai yra signalas. Visa kita yra fonas arba triukšmas, nesvarbus dalykas.
Tai čia yra vienas. O kai pasakoja apie triukšmą kaip stiprų, intensyvų dalyką, bet eini miegoti ir ten triukšmas neduoda miegoti. Tai aš kartais iš savęs esu klausęs, o ko man neduoda miegoti tas triukšmas? Nes kartais imi ir miegi prie patrankų griaudi, o kartais neduoda. Ir paaiškėja, kad net triukšmas neduoda. Jeigu žmogus labai atidžiai pasiklausytų, tai taip, kažkurį laiką tu girdi balsus, triukšmus, muziką arba dar kažką. O paskui prasideda procesas vidinis, ne išorinis, bet žmonėms atrodo, kad jį triukšmas jam neduoda miegoti. O iš tiesų tai neduoda jų pačių nervinimasis, bėgiškumas, sukimasis keršto planų, sukimasis planų prisijungti. Ir tada tai jau paaiškėjo, kad ten tai tau ta muzika, jeigu dar palauktum 5 minutės, jinai eitų į daug mažesnį intensyvumą, nes mūsų, kaip sakyti, mūsų protas ir mūsų sąmonė surėdyta taip, kad jin prie bet kokio triukšmo prisitaiko. Iki kažkiek ribos, aišku, ten kai kankina, tai ten tau neduoda, bet ten tau duoda naujų dirginimų. Jeigu tau duotų tą patį dirginimą, o triukšmas už sienos yra tas pats foninis dirginimas, po kažkiek laiko žmogus pripranta, nebent jisai save užvedinėja. Sakykime, nebent ten jį keičia. Aišku, kad ten yra išskirtiniai signalai ir aš čia prieš porą naktų pabudau nuo panašu, kad sužeisto žvėries klyksmo. Tai aš negalėjau miegoti klausydamas, bet jis ten suklikė kažkiek laiko, paskui pasikeitė. Aš dar pagalvojau, čia žvėris, ne žvėris, čia brakonierius, ne brakonierius, kas čia vyksta. Ir čia jau mano mintis. Ir norėjau miegoti. Nes protui buvo svarbiausia eiti pamiegoti ne tą. Tai tas intensyvumas yra sureguliuojamas. Ir mes, kai darydavom psichofizikos eksperimentus, reiškia, universitete, tai mūsų užduotis būdavo aptikti signalą. Mūsų, kaip surėdytas, reiškia, protas ir jūslės taip, kad išskiria signalą iš fono. Tai reiškia, fonas yra triukšmas ir kažkoks signalas, kurį girdi. Ir jeigu signalas yra stipresnis už triukšmą už foną, tada tu jį girdi. Paskui jo mažina, stiprumą mažina, dar girdi. O paskui girdi bendrą tokį ir bandai suprasti, ar tame šnypštime ir kažkokiam yra tas tavo reikiamas signalas ar ne. Negirdi. Reiškia, viskas tampa vienodai. Reiškia, tokios tylos, mes neturim, nebent į kosmosą, reiškia, išskristume. Pas mus visą laiką atakuoja visokie signalai, kurie, sumuojasi į tokį tą triukšmo fono arba tokią sąvokos dalį. O ką aš dažnai girdžiu, kad žmonės ten, reiškia, tai ką tu, Rasiu, irgi kalbėjai apie ten, kad žmogus ten negali miegoti, arba ten kiti, ten klientai skundžiasi, kad kažkokios įkyrios mintis, jisai grįžta namo, negali negalvoti apie darbą, arba nervinasi, tai aš galvoju, tai čia triukšmas ar ne? Nes tada tau yra nebe fonas. Tai yra kažkokia įkyri mintis, kuris sukasi galvoj, kuri yra visiškai nekontekstiška, nebetinka. Jeigu darbe galvoja apie darbą, tai tinka, bet kai parei namo, tai galvok apie šeimą, apie ūkį, draugus, ką nori draugok, bet jisai vis tiek dar galvoja apie darbą ir sako, aš negaliu paleisti. Tai ta įkyri mintis, kuri nebekontekstiška, nebetinka kontekstui, jin irgi tampa triukšmu mano gyvenime. Aš norėčiau, kad jinai būtų tyli ir užsimirštų, o jinai skalambija visų intensyvumų mano galvoje ir neleidžia man persijungti. Tai mano tokios, nežinau ar padrikos, bet tokios mintis apie tai. Aš noriu iki savo mažyti trigrašį. Tiesiog dėl aiškumo mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad vis dėlto matyti audio triukšmą arba tą fiziologinį triukšmą mes traktuojame daugiau kaip metaforą triukšmo, apie kurį kalbam šiandien. Aš kodėl taip sakau, dar todėl, kad Šiauliuose, man atrodo, aš buvau vienoje laboratorijoje, kur turi specialią kamerą, kurioje tyria gaminamų įrenginių triukšmo lygį ir toj kameroje yra absoliučiai tylu. Tai yra fiziologinė prasme absoliučiai tylu. Ta pačią akimirką, kai aš ėjau į tą kamerą, aš kart pradėjau girdėti savo širdį, savo kvėpavimą, savo šnopavimą, batų šiurenimą. Ta prasme atsirado krūva kitų, reiškia, fiziologinio triukšmo apraiškų. Tai aš nežinau, ar tai bus teisingas nuokrypis ar ne, bet man norisi atkreipdėmėsi daugiau į tai, kad mes kalbame apie tą triukšmą, kurio negali nebūti. Fiziologinį galima įsivaizduoti kosmose, kad nėra to triukšmo, bet net tą kameroje jis vis tiek kažkoks atsiranda. Bet kalbame apie tą triukšmą, kurio negali nebūti ir kuris, nežinau, mano kuklios knygutės triukšmas yra tas faktorius, kuris vėlgi net aktyvus ar pasyvus, jisai daro dažnai neišvengiamą ir kartais lemiamą įtaką mūsų sprendimui. Galbūt sprendimas reiškia tas pats, ką Viktoras sakė apie signalo aptikimą.
triukšme, o galbūt tiesiog sprendimui, kuris yra visiškai nesąmoningas, bet įtakoja mūsų, kaip čia, sąmoningas apraiškas veikimo gyvenime. Tai klausimas, nežinau, dabar gal rasiu, ar gali nebūti triukšmo? Aš manau, kad ne, nes kaip ir minėjai, iš karto, jeigu čia netgi ne tu kažkaip nusprendėjai klausyti savo širdies, tu tiesiog pradėjai girdėti, reiškia, sąmonė jinai ieško kažko, jai reikia į kažką fokusuotis. Yra panašus kambarys Paryžiuje, Pompidou centre, nežinau, ar dabar dar yra ta ekspozicija, tai irgi, reiškia, kaip meno instaliacija, yra kambarys visiškai izoliuotų garsų ir vidury to kambario stovi fortepijonas. Ir tu eini ir tu negali ten būti. Reiškia, tas visiška tyla, jinai absoliučiai nežmogiška. Tai aš netgi nesulaukiu to momento, kad pradėčiau girdėti savo širdį, ar ten dar kažką turėjau pabėgti iš ten. Ypač tu matai tą fortepijoną ir tas kontrastas, reiškia, tos muzikos, kuri tenais glūdi potencialiai, ir tos tylos sudaro visiškai neįmanoma žmogui būseną. Jeigu mes atsidurtume kosmose, tai puikiai galim įsivaizduoti, kokie ten būtų garsai. Panašiai kažkaip dar tas Veideris nupoja savo šalme, reiškias, žvaigždžių karuose, ar ne. Aš manau, kad šitas astronautas ar kosmonautas savo skafandrį irgi matyt girdėtų kažkokius savo garsus, nes mes negalime tiesiog būti pačiam kosmose ir girdėti tos aukštumos. Netgi ir taip atsitiktų, jeigu atsirastume ten, vis tiek mes girdėtume kažkiek savęs. Tai man tai čia tai labai įdomus tas faktorius, kad mes, be to triukšmo tiesiog netgi ir negalim. Jis yra mums būtinas. Pavyzdžiui, kada, reiškia, yra ta procedūra, jeigu tu nori, visi tėveliai, visi jauni tėvai žino šitą, kad, reiškia, vaikas, kada yra neramus, tai reikia tada pasiimti į mašiną ir šiek tiek pasivažinėti. Ne dėl to, kad ta mašina juda visai, bet gaudimas variklio jisai, raminančiai veikia, tai tas yra faktas. Tai, žodžiu, tikrai man labai yra įdomu tas momentas, ką pasakysiu, kaip tai veikia priėmimo sprendimo procese. Kita paralelė dar yra. Pavyzdžiui, kaip yra generuojami vaizdai šito dirbtinio intelekto, jis irgi iš triukšmo atsiranda. Reiškia, yra metamas kažkoks, reiškia, toks statinis fonas, kaip būtų mūsų, reiškia, senoviai televizija, jeigu įsijungi signalo nėra, tai yra toks triukšmas, ar ne? Tai tokį daiktą paimi ir paskui pagal užduotus parametrus jis pradeda matyti ten kažką, tai ir tą, reiškia, vysto ir atsiranda vaizdas, reiškia. Kažkuria prasme mes irgi panašiai. Tas, ką Viktorai pasakoja apie tą eksperimentą universitete, man jis irgi labai yra įdomus, nes aš pats eksperimentuodamas su muzika, aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu ir ką aš dariau, reiškia, įdėti į muzikos kūrinį audio įrašą kalbos žmogaus, kuomet jis yra tokiam lygmenį, kur tu negali, arba vos negali išskirti žodžių, ir tada tu, reiškia, girdi, kad kažkas kalba, yra kažkokia tai energija, kažkokios intonacijos, bet žodžius labai sunku išskirti. Tai kaip sąmonė elgiasi tuo metu? Jinai bando interpretuoti, jinai kažką tai girdi, bet kažką tai užpildo, reiškia, tą tuštumą ir atsiranda kažkokios tokios, reiškia, naujos formos, kurios neaišku iš kur atsiranda. Kaip kvantiniai fizikoje, reiškia, iš vakuumo atsiranda kažkokios dalelės. Tai čia yra irgi kažkoks toks spontaniškas kūrybos procesas pradeda vystytis. Šio požiūrį man irgi labai įdomus toks triukšmas, kaip kažkokios kūrybiškas chaosas, sakykime, taip, kuris mums yra, aš manau, visada yra labai labai svarbus, nes taip tiesiog veikia mūsų pažinimo galios. Ar ne taip? Bet kai mes sakom iš triukšmo į triukšmą, tai reiškia mes, kai jūs atskyrėt abudu tarsi skirtingus du triukšmus, reikšmingą, nereikšmingą, kažkokį tai aktyvų, pasyvų, griaunantį, kuriantį, bet iš esmės tai yra kalba apie tos du triukšmus. Bet kai mes kalbam apie žmogų tam triukšme ir kas jam yra triukšmas, kuris nueina į kažkokį kitokį triukšmą. Psichologinė prasme, Viktorai, kada ateina žmonės ir sako, kad įkyrios mintys ar kažkas tai tokio, kur yra tam tikrai, reiškia, su savim nevaldomi, nežinau, nerimo priepuolio išprovokuoti arba atvirkščiai, reiškia, pokalbiai kaip triukšmas. Tai taip, bet tas žmogaus gyvenimas, kuriame jisai jaučiasi nelabai saugus, ar triukšmas yra, tai yra, kaip čia, jam pagalba ar trukdis, ar tai yra, kaip aš sakė, šešėlis Jungo,
kurį reikia prisijaukinti. Kaip psichologinė prasme triukšmas veikia? Ar tai yra geras dalykas žmogui? Nu, panašu, kad taip, iš to, kad tai yra mūsų fono sąmoniai pasirinkti signalą ar pasirinkti kūrybiškai ir sujungti dalykus. Ir kai pasakojama apie baidyklę, tai baidyklė geriau tiktų tylos baidyklė negu chaoso baidyklė. Nes tas žmogaus baimė, kad bus chaosas užpildys, tai chaosas mus jau yra užpildęs. Tik tai mūsų gebėjimas tam chaose nepaskęsti ir mūsų gebėjimas plūduriuoti ir sąmoniai atsirinkti, pasirinkti. Nes triukšmas jis yra kaip fonas, jis visą laiką yra. Ir tada jau mūsų sąmonė, mūsų dėmesys gali sakyti, va čia man įdomu, va čia neįdomu, jisai gali šokinėti. O kai mūsų sąmonė tampa bejėgė ir ją tas triukšmas neša savo srovę ir savo tuo dalyku, tą mes vadinam chaosu. Nu, kai jau mes negalim atsispirti tam triukšmui, mes negalim turėti savo valios, mes negalim, reiškia, pasirinkti ir mūsų kaip skandina. Ir tada mums atrodo, kad triukšmas yra, o jisai toks pat. Tai mūsų sąmonė pajėgi arba nepajėgi neskęsti triukšme. O va tyla, paaiškėjo, nu kaip jūs pasakojat, va ten mūsų protas nepratęs. Nes nuo pačios užsimezgimo pradžios mes visą laiką triukšme, mamos pilvo triukšme, o paskui gyvenimo triukšme. Tai mūsų protas žino, kas yra triukšmas, bet jis visai nežino, kas yra tyla, kuri varo iš proto. Tiesiog įdėta žodžio prasme. Nu, jeigu žmonės eksperimentuoja ir ten yra tie pratimai, kur ten nuima visą sensoriką, tu nieko negirdi, nieko nejauti, pripranti ir tada, žmonėm yra blogai, jie pradeda haliucinuoti, reiškia, pradeda prikurti triukšmą, prikurti dalykus, nes jam reikia triukšmo. Jis tada jau pats generuoja triukšmą. Tai mano manimu, tema yra, ir kai žmonės ateina į pagalbą, tai jie ateina į pagalbą, kad jie negali sustabdyti savo minčių. Jie negali sustabdyti savo įkyrių minčių ar kažkokio dalyko. Nes tai, kad jos yra, visi turi minčių ir visi turi įkyrių minčių. Visi. Tik tai mes kažkokiu būdu su savim sugebam sutarti. Mes paukštai nusprendė, persijungiam, o kažkam nesigauna. Ir tada žmogus labai blogai jaučiasi ir visai suprantu, ir jam reikia, ar jai reikia pagalbos. Man grinai iš smalsumo, Rasu, atsiprašau, taip pat aš grįžim, pratęsiu mintį, ką sakė Viktoras. Kaip tu manai, Viktorai, kaip įvyksta tasai, kad vieniem gaunasi, kitiem nesigauna? Kas lemia tai, kad vieniem gaunasi, kitiem nesigauna? Ir aš tai daugiau yra apie etapą kalba, ar apie kažkokią tai asmenybės, nežinau. Įvairūs dalykai, gali būti nuovargis, ego pavargsta, jisai tiek, jeigu neurotiškai dirba, jisai tiek daug užsiima savo darbų, tai yra pasaulis pasidaro tiek daug problemiškas, nes žmogus gyvena dviem būdais, jisai arba vengia, arba siekia. Ir su amžiumi, ir su patirtim žmogus pradeda dominuoti vengimo tendenciją. To reikia išvengti, tokio žmogaus reikia išvengti, tokių situacijų reikia išvengti, tokio maisto reikia išvengti, ir pavargsta tas, ką pavadinsime, ego, sąmonė, ar kas ten bebūtų. Tiek reikia vengti, kad nuvažiuoja, žmonių kalba nuvažiuoja stogas, o šiaip tai pavargsta. Ir tada žmogų jausmas yra, kad jį užpila. Bet tai, kad jis nuvargo, tai yra irgi organizmo reakcija. Gerai, kad nuvargo, nes per daug darai. Bet tai čia yra vienas dalykas, o kitas dalykas gali būti jau kažkokia biologijos sankloda, kad jau atsineša nestiprų sąmonės pasirengimą atlaikyti tų užduočių, kurias reikia. Tai čia kita priežastis gali būti. Tai nuovargis arba nestiprumas jau prigimtinis, pavadinkim taip, arba ankstyvai prigimtinis. Ačiū labai. Tai Rasu, kadangi triukšmas yra neišvengiamas, tai triukšmas yra gerai iš principo. Klausimas, ką mes ten su juo veikiam, bet kaip tu kaip filosofas matai minties triukšmas, ne tos pasikartojančios minties, neišvengiamos minties, bet apskritai tos tokios, nežinau, filosofinės idėjos, filosofinės minties triukšmas. O ta filosofinės istorinės minties triukšmas, kur kažkas ten, nežinau, ateina čia, reiškia, į spektaklį Kuršunovo Kantas ir ieško ten Kanto, ir aišku, ten neranda Kanto, nes ten nėra Kanto, ten ne apie tai kalba, reiškia, kitas ateina į spektaklį ir ten randa Kuršunovo, o kitas ten randa save. Ir tas toksai minties triukšmas. Ką tu galvoji apie tokį aspektą? Jo, pasakysiu, tik tai prieš tai noriu pastebėti, kad Viktoras labai tiksliai paaiškino mano tą pavadinimą, kurį temą, aš pamiršau paaiškinti, tą darbą žmonė nudirbo. Iš tikrųjų, taip ir yra. Reiškia, aš norėjau pakeisti pavadinimą, tą tokį tradicinį pasakymą, iš dulkių atsiradęs į dulkės ir, reiškia, pavirsi. Tai šia prasme labai abstrakčiai, jau atsiribojant nuo konkrečių tų fenomenų, ką mes šiaip fiziologiškai jaučiam, tai iš tikrųjų, jeigu mes labai abstrakčiai suprantame
triukšmą, tai būtent taip ir yra, kaip Viktoras sako, reiškia, kas yra tas, reiškia, to veiksmo šaltinis arba tas veikiantis. Tai kadangi pasaulyje laiko, va čia galim prie laiko prisirišti, reiškia, pasižymė entropija, reiškia, viskas juda į betvarkę, o mes kaip gyvi organizmai stengiamės pasipriešinti tai entropijai visom išgalėm. Tai va, gyvybė ir ypač, reiškia, žmogus savo mąstymais brenda prieš šitą va, laiko upę. Stengiasi kiek įmanoma išlaikyti tvarką kažkame, tai ar sukurti tvarką, reiškia, tik tai tvarkoje jisai gali funkcionuoti kaip gyvas ir protingas individas, reiškia, neišvengiamai tai yra kova su triukšmu. Ta pačia bendriausia prasme, nes triukšmas yra aktyvus, jis tave puola, jis nori tave panaudoti, jis nori tave suvalgyti, kaip sakant, jeigu tu nevalgysi, nedirbsi, neįsisavinsi, nesukursi kažkokią tai naują struktūrą iš viso to, tai tas triukšmas galiausiai tave suvalgys ir jisai tikrai suvalgys. Klausimas tik kiek laiko mes galim tam priešintis. Tai čia tokia labai siaura, diskutuotina, reiškia, filosofinė koncepcija, kuri yra tokia pesimistinė, bet kaip kažkas pasakė, pesimizmas tai nėra dingstis būti paniūriusiems, tai nieko nepadarysi. Reiškia, taip yra, bet tas triukšmas galiausiai mūsų suvalgys, nes atsiranda tas su amžiumi, kas sakė, Viktoras, man labai įdomu tavo patirtis, kad iš tikrųjų yra tos dvi pozicijos ir ta, reiškia, vengimo jinai pradeda dominuoti, kai žmogus jau matyti fiziškai tampa silpnesnis ir psichologiškai silpnesnis. Ir galbūt ne visiems yra tie žmonės, kurie ir gyvenimo pabaigoje sako, reikia kovoti, reiškia, rankiai išeiti iš šio pasaulio, reiškia, dar smogti tam, reiškia, srautui, apofai, reiškia, tam įsnukiai, reiškia, dar kažką tai nuveikti, sukurti kažką tai tokio, kas laikytųsi, piramidę kažkokią tai ir taip toliau. Bet dauguma iš mūsų tai jie neišvengiamai pralaimi šitą, reiškia, gyvenimo kovą. Tai va, tai čia mano padėkojimas Viktorui už tą gerą, labai tikslę interpretaciją. O tai, kad tu sakai, tai čia yra kita labai labai didelė ir labai įdomi tema. Iš tikrųjų, filosofijoje, kaip jinai prasideda, labai matosi noras sukurti tokį mąstymą, kuris būtų visiška antitezė triukšmui. Tai yra Parmenido pasakymas, kad būtis sutampa su mąstymu, o visa kita yra nesvarbu. Ir mes turime mąstyti būti, jinai yra amžina, nekintanti ir taip toliau. Tai čia yra labai, labai geras pavyzdys to. Būkime visiškai racionalūs, logiški ir nekreipkime dėmesį į visą tai, kas yra atsitiktina, ką negalima, reiškia, išaiškinti kažkokiais tai dėsniais, visą tai yra nesvarbu. Būtis yra kažkokia tai, reiškia, amžina tiesa, kurią mes protu galime suvokti. Ir bandykime viso to laikytis. Tai va čia buvo filosofinė pozicija, nuo kurios prasidėjo metafizika iš tikrųjų. Ir paskui visos iteracijos ieškojo to, reiškia, pagrindo, kuris yra nejudantis, amžinas ir taip toliau. Tai reiškia, Demokrito ten buvo atomai, paskui, reiškia, buvo Platono idėjos, galiausiai Kanto transcendentalinis subjektas, jau tai apvertė viską į žmogų. Pasakė, kad pas mus yra tos formos, kurios kuria tą, reiškia, tam tikrą suvokimo būdą. Tai visada žmogus ieškojo šito pagrindo, kaip, reiškia, išvengti to triukšmo, į ką atsiremti, norint išvengti to triukšmo. Tai kiekvieną kartą, kai žmogus tradicinė prasme, filosofiškai, graikų prasme, filosofiškai mąsto, jisai mato kažką. Mąstyti ir matyti yra tas pats, reiškia, procesas. Tu matai kažkokią tai trikampį, ar ne? Tu protu suvoki tą formą. Tu supranti Pitagoro teoriją. Tai tuo momentu, reiškia, įvyksta tas parmenidiškas būties suvokimas, tos abstrakčios, reiškia, amžinos būties. Problema yra tai, kad tai beveik nieko neturi bendro su mūsų gyvenimu, nes čia mūsų laukia apofis. Ir va šitą filosofinę dilemą daugybę metų žmonės bando kažkaip tai išspręsti. Bet dėja. Bet čia psichologinė dilema, jo, bet čia lygiai tokia pat psichologinė dilema, ta prasme, absoliučiai man tapatu, ar ne, Viktorai? Taip. Aš, kaip tik dabar tyrinėju ir man yra įdomi abejonės vieta, tokio psichoterapeuto darbe ir va ta mintis, va, kaip šnekama, kaip nepaskesti klientų atsinešamose istorijose. Aišku, kad žmonės kenčia. Aišku, kad yra dramos, tragedijos. Tada yra vienas kelias nueiti tokio medicininio modelio diagnozuoti klientus ir apibūdinti. Jisai taip daro dėl to, kad jisai ten neteisingai galvoja arba neteisingai kažką mato, bet tas nepadėjo, nes eidamas tuo keliu aš vėl tampu
einu į tą pačią pusę, tik nusprendžiau, klientas kažką taip neteisingai galvoja, aš kaip medikas, ekspertas pasakysiu, tu taip, tas neatneša laimės. Žinojimas, kad ten tavo ribinės dalykas, procesas, arba dabar labai populiaru rašyti knygas ir kalbėti apie narcistinius giminaičius, dažniausiai vyrus, kad tavo vyras narcizas. Ir galvoju, ir kas? Gali būti dvi priežastys. Arba jis narcizas, arba ne. Tai jeigu jis narcizas, tai iš vis nesąmonė. O jeigu narcizas, tai kas iš to, kad tu jį pavadinai narcizu? Kaip pagerėjo gyvenimas? Niekaip. Tik dar labiau pablogėjo. Nes turi dar daugiau priežasčių save gailėti, ant jo pykti, ir ten taip toliau. Tai, aš čia iliustruoju to modelio, pavyzdį. O kitas kelias yra būti nepagautam tų verpetų. Ieškoti kažkokį tokį nulinį tašką. Su kuo aš suinteresuotas, yra toksai Solomono Friedlander. Gaila, man nelabai pasiekiama vokiečių kalba, bet jisai vokiečių buvo toksai filosofas, poetas, ir jisai rašė tokias labai reiškia, provokuojančias tezes. Tai jisai sakė, kad nulinis taškas, kai žmogus pradeda diferencijuoti ir skirti geras, blogas, ten triukšmas, ten tas, dar kažkas, yra taškas, kur yra nei taip, nei taip. Ir jis yra ne neutralus, o jis yra būtent kūrybiškas. Tai yra vieta, kur tu nesi užsiangažavęs. Tu nesi užsiangažavęs, kad kažkuris teisus, kad kažkuris blogas, kažkuris kenčia, kažkuris nelaimingas. Kartais tas, kuris kenčia ir nelaimingas arba auka, būna labai agresyvi. Ir iš terapinio darbo žinom, kad savo aukos būdu pašokdina visą šeimą aplinkui, kad gailėtų. Tai čia, iš praktikos aiškiai susiduriu. Reiškia, būti nepagautam visos vertinimo sistemos, kurios yra tiek visuomenė, tiek pas tavo klientus, kurios labai stipriai spaudžia. Mane kolegos, kiti filosofai spaudžia, kad aš turėčiau psichologas, patyręs, kaip žmonės kenčia, pasimti vėliavą į rankas ir eiti kariauti už teisybę, už kokios nors nuskriaustosius, kuriuos aš sutinku. Ir galvoju, čia aš nustosiu būti psichologas. Nes iš manęs reikalauja atsisakyk savo, nežinau, kaip tai pavadinti, neutralumas, ne tas žodis, bet tai yra tokio nulinio taško, nes nuo nulinio taško aš galiu tyrinėti, nuo nulinio taško aš galiu padėti savo klientui, žmogui, pajudėti iš savo vieno taško į kito, nes bėda yra ne tai, kad žmogus yra blogos būsenos, bėda, kad žmogus yra užstrigęs triukšme. Tai yra nemiegantis žmogus, kuris nemiega dėl triukšmo. Tai yra ne dėl to, kad ten kambarį kitam triukšmas. Jis užstrigo ant to triukšmo. Tai, kad triukšmas jam sutrukdė, tai daugelį žmonių paguldytum į tą kambarį, daugelį žmonių negalėtų miegoti. Bet vieni kažkaip susitvarkytų ir užmigtų, kiti užstrigtų. Tai bėda yra ne triukšmas ar kažkas, bet užstrigimas jame. Taip. Aš čia tokią mintį turiu, nežinau, kaip Viktorui patiks. Ta reiškia ne neutralaus, sakykime, ar ne, bet tą nulinio taško pozicija man pasirodė labai labai įdomi. Man šiek tiek priminė kitą filosofą, Anaksimandrą, kuris kalba apie tai, kad nėra taip, kad ten žemė, oras ar vanduo yra kažkaip tai tas pagrindas būties, bet yra taip vadinamas apeironas, kažkoks reiškia neapibrėžtas dalykas, iš kurio visi tie elementai kyla. Ir jie tada paskui tarpusavyje sukuria tam tikrą įtampą, tą dialektiką, ir tada vienas kitą kažkaip tai balansuoja. Tai ar nėra taip, kad būtų galima pasakyti, kad psichologas tokioje vietoje irgi turi rasti tą, reiškia, neneutralų tašką, bet tą išeities tašką, tą potencialumo tašką, iš ko ir kyla ta dinamika ir galbūt šitie, reiškia, prieštaravimai atsiranda, ar ne? Tai būtent potencialumo taškas. Jo, būtent ne neutralumas, o potencialumas. Tai yra, kad... Bet tas Friedlanderis, jis naudojo, netgi žaidė su to, tai anonimis, jis naudojo slapyvardį Minona. Atvirkščiai surašytą tą anagramą savo anonim, nes jis tą pačią, nesižaidė su kalba. Bet potencialumas yra tas žodis. Nes iš to taško potencialiai gali būti. Nes kai jau potencialiai gali būti viskas, tu esi jau kūrybiškai užkrautas. Kai tu guli lovoj ir ten yra triukšmas ir tu potencialiai gali pasirinkti nemiegoti ir nervintis, o gali nekreipti dėmesį ir integruoti sapną, tą triukšmą. Tai tada yra tas potencialumas. Kai dar tavęs nepagauna situacija ir nepagauna į kažkokius, kaip sakyt, spastus, į kažkokius nasrus. Nes jis sugautas. Tokia protiška prasme, ne fiziška prasme, bet mentaliai, psichologiškai. Taip, ir kitas dar toks pastebėjimas. Ar nėra taip, čia grinai tik tai klausimas. Kad šitoj dinamikoje, kada žmogus negali užmigti dėl to, kad jį užveda tas triukšmas, o paskui jisai paskęsta į savo tas mintis, kad vis tiek tas triukšmas jam tampa tokia metonimija,
agresijos iš išorės. Ir tada gaunasi taip, kad jis tą agresiją integruoja į save ir tada problema yra tai, kad jis panikuoja dėl to, kad jame yra kažkoks kitas veikėjas ir, reiškia, tada jisai negali to sukontroliuoti, ir tas užsisuka. Tai čia labai būt. Tai išlieka tas, reiškia, to triukšmo kaip veikėjo, kuris pralaužia mano kažkokį, tai reiškia, saugę, reiškia, mano pasaulio sieną ir tada atneša į mane tą destrukciją ir tada jau aš nemoku su tuo tvarkytis kažkaip taip. Jo. Čia mums didžiausia dilema, labai sutinku su to, nes didžiausia mums dilema, mums atrodo, kai yra garsai, pojūčiai ir visa kita, kad jie yra išorė. Mūsų subjektyviai patiriama, kad išorė. Iš tiesų jie yra viduj. Nes tai yra bangos ar energijos, kurios liečia mūsų pojūčius. Ir pojūčiai tą signalą konvertuoja į tą informaciją, kurią mes patiriam. Vadinasi, subjektyvus patyrimas yra sukurtas mūsų juslių, kurios yra, kaip sakyti, mygtukai spaudame išorinę energiją, ar garsas, ar vaizdas, ar šviesa. Bet mums labai sunku atskirti, tai ką tu, Rasiau, pasakai, labai sunku atskirti, kas išoriška, ir mums tada yra polinkis labiau atiduoti išorį, projektuoti labiau išorį. Nes jeigu pamatysim, kad to triukšmo šaltinis mes patys, kaip tu, Sauliau, sakei, ateini į tylų kambarį ir štaiga pradedi girdėti. Tai siaubas, pasirodo, aš tiek triukšmo savy nešioju, žinai. Tai siaubas, nes mes pripratę, kad triukšmas tai jis yra ten kažkur. Taip. Bet tai veikia ir į atvirkštinę prasme, nes aš tada imu kovoti su tuo, kas manyje yra tarsi išoriška. Ir tada aš perkeliu tą, reiškia, kovą realiai, reiškia, tiems subjektams, kurie man atrodo, kad jie į mane įsibrovė. Tada gaunas tas, reiškia, išvertimas tas. Taip, bet visos kovos, visi konfliktai, visi karai yra su priešais išoriai, nes su vidum labai sunku tą prisileisti visą tą baidyklę. Tai ta triukšmo lokacija, apie kurią mes šnekam, yra labai įdomi. Ar jinai yra lauke ten? Ar jinai viduj, širdį, sieloj, galvoj? Taip, čia galėtume grįžti prie to kariaujančio žmogaus. Iš tikrųjų, jisai yra ramiausias, ta prasme, kad jo visi konfliktai yra projektuoti į išorę ir viskas yra aišku. Absoliučiai. Ir jisai tai tikrai žino, kas čia blogas ir su kuo reikia. Visi kiti dar nesuprato, bet jis padirbėt, kad ir kiti suprastų. Ar tai būtų kaimynas, ar tai būtų vadovas įmonės, žinai. Jo. Kare viskas aišku. Jo. O ne, tada ir prasideda tikrasis karas kažkuria prasme. Taip. Jeigu mūsų laidos klauso, koks, žinai, Lietuvos karys ar mūsų, kuris gina, sakytų, ką čia nesąmonė šneki? Eis jisai ten į lauką ir dar galvos, koks ten priešas viduje. Aišku, kur priešas. Ir teisingai, bet tai tiesa. Žinai, ką jisai dar apkraus savo galvą, galvoti, kad čia kažkoks jisai čia prisigalvojo priešą viduje, žinai. Ne, jau čia, žinai. Jis nebus efektyvus karys, taip. Jis nebus efektyvus savo veikime, taip. Būtent, apie ką? Taip. Klausimas, ar turi būti efektyvus santykėje su triukšmu ir triukšmu, ar atpažinęs, kad tai yra triukšmo šaltinis viduje, ar tampa efektyvesnis atpažinti, nežinau, signalus to triukšmo arba rasti jame kažkokią tai prasmę arba energiją, kuri galėtų jam padėti. Bet šiaip, jeigu ką, džentelmenai, mes su jumis irgi esam triukšmas kažkam kitam. Taip, tiem, kurie mūsų šiuo metu klauso, žiūri, mes esam triukšmas. Ir ta prasme esame iš išorės, esame išorinis triukšmas, bet tai, kokius atliepia žmonės savo viduje reakcijas, intelektinės ar emocinės, ar kažkokios labiau psichologinės reakcijas, tai jau yra triukšmas, kuris vyksta jūsyse, gerbėmėjai. Tai su tuo jūs ir sveikinam, jeigu ką. Ačiū už jūsų dėmesį, čia bus suspėtimai, tai yra filosofas Rasius Makselis ir psichologas Viktoras Keturakis. Ir kadangi laida įrašoma yra prieš festivalį, diskusijų festivalį būtent, tai labai kviečiam jūs prisijungti. Turim tenai diskusiją gyvą rugpjūčio 29 dieną, o visais kitais atvejais kviečiam į YouTube, Facebooką ir ten, kur jums patogu. Tai yra Spotify, Apple podcastus pasiklausyti, tai apie ką mes čia šnekam šitą laidelę. Mano vardas Saulius Jovaišas, į greitą pasimatymą. Iki.
Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.